Sveiki visi, su jumis kaip ir visą laiką tradingo inkubatorius ir čia aš Artūras. Truputėlį buvome prapuolę vienai savaitėj, nes vėl eilinį kartą kaip čigonai kraustėmės iš vieno į kitą ir dabar tiesiog vėl persikraustėm į didesnės patalpas. Adresas nesikeičia, keičiasi tik tais korpusas yra B ir 504 kabinetas, tai 5 aukšte, gražesnės, erdvesnės patalpos, taigi prašau visus besidominčius ateiti pas mus. Mes turbūt vienintelė vieta Lietuvoje, Vilnių tai tikrai, kuri priima visus be išimties, pradedančiuosius profesionalus ir visus kitus. Buvau užpraeitą savaitę net seminare ir pakviečiau vedėją jo apsilankyti pas mus, tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis, savo patirtimi. Tai pas mus nereikia turėti sąskaitų, kažkokiu tai būti klubo nariu, turėti mūsų čia kažkokią tai sąskaitą ir dar kažką. Tai gali tai pas mus visi turite savo sąskaitas, net ir demo ir bet kokias tik tai įsivaizduoja, prekiauti su mumis realiai ar su demo sąskaitom, jeigu besimokinantys žmonės, tiesiog durys atviros yra visiems. Šiandieną pakalbėsim apie 5 valiutų poras. Australas USD, gal pradėsim pirmą nuo jo. Labai gražu net žalia iš tikrųjų. Nebuvo laiko man iš tikrųjų šį praeitą savaitę prekiaut labai intensyviau, ta prasme darytis analizės, nes ir truputėlį pamokų turėjau, ateina žmonės mokintis ir kraustėmės ir tas ir anas, tai nebuvo, o iš tikrųjų labai buvo daug progų, buvo labai daug gerų setupų, įėjimų, long termui ir taip toliau. Tai dabar tikiuosi jau ateinančią savaitę turėsiu kur kas daugiau laiko ir jau galėsiu sėsti ir rimtai prekiauti. Taigi Australas USD, prieš tai video kalbėjau, kad kol kaina neišlys iš šitos mėlynos zonos į vieną arba į kitą pusę, jokių sandorių nedaryti. Kas tuo pasinaudojo, labai gerai pasielgė. Ir matom, kaina išlindo paskui į apačią. Išlindo į apačią ir nuvažiavo tikrai didelius kiekius žemyn. Čia šito vietoje turėjau, aš iš tikrųjų vieną sandorį buvau užgaudęs, bet tiesą sakant labai nedidelį, nes ten paskui užsidariau, neturėjau laiko ten kada stebėti, nežinau kur ten persikelt stopus ir panašiai, tai iš tikrųjų uždariau, toks buvo pakankamai nedidelis, bet vis tiek jisai buvo. Kas turėjo laiko, galėjau iš tikrųjų labai gerai patyrinėję matyti, kad buvo čia ideali vieta ir čia buvo ideali vieta. Ir dar net ir dabar aišku atsirėmė į 23 Fibonacci ir bet kokiu atveju čia yra lygiai, čia lygiai, tai šis lygis, kur dabar yra kaina, gali būti kur kas stipresnis negu prieš tai čia buvę kažkur tai šitoje vietoje ir pasikartot gali veidrodinis tas variantas, kad kaina pavaikščios kažkur tai taip, tarkim, ir tada maus vėl į čia. Bet dabar kol kas, kol kaina neprasimušė pro šitos lygius, būtent po 23 Fibonacci, reikėtų kol kas laukti. Ir jeigu kažkokios korekcijos sulauksim, iš tikrųjų korekcijų reikia laukti signalų ir pardavinėti toliau. Bet kokiu atveju čia laikausi tik tai short pozicijos. Jei kaina grįš ir į kitos vietos ar net į kitos vietos, vis tiek laikysiuosi short pozicijų. Taigi apie šitą porą tiek. Euras ir Kanados doleris. Euras nematau jokių vilčių jam stiprėti būtent prieš Kanados dolerį. Čia vėl veidrodinis variantas. Kol šitos linijos nepramuš, pirkimų nesiorientuojam. Pirkimus galima orientuotis kažkur net pasikoregavus, tarkim šitoje vietoje
Netai pasakiau, jeigu nebus korekcijos ir kaina važiuos čia, tai tada tvarkoja, lauksim kažkokio tai patvirtinimo ir žiūrėsim pardavimus, kol kaina kils, jeigu kažkurį tą laiką irgi radus įdomesnę vietą galima bandyti pardavinėti. Bet didesni lotai, didesnės prekybos shorts turėtų būti atidaromos būtent tada, kada bus šitas lygis, šita vieta bus sulaužyta. Tai apie šitą tiek. USD ir Japonijos jena. Nu, čia no comment iš tikrųjų. Dar prieš tai kalbėjau apie kolegą savo, kai jisai vien tik tai remdamasis Open Interest ir volume labai aiškiai išprognozavo ir laikėsi tos minties ir tos idėjos, kad šita valiutų pora augs. Visą tai ir buvo. Vieni žmonės vis dar, kaip dabar dar atsimenu, vis kalbėjau, kad čia tik tais pardavimai, čia pardavimai, čia visur jiem pardavimai, bet apie pardavimus čia kalbos net nėra kol kas ir dabar tais pardavimų jokių negali būti, kol nebus aiškaus signalo, tik tais pirkimai, aišku, psichologiškai jau sunku juos dabar daryti, nes kaina pakankamai daug išėjus, tai bet kokiu atveju manau, kad reikėtų šitoj poroj tiesiog susilaikyti. USD ir Kanados doleris truputėlį nerūmančiai ištąsiai šią porą turiu atidaręs senokai. Čia, kai buvo kaina, jau tikėjausi iš tikrųjų, kad vėl čia susikoreguos, negrįžo, tiek to, aš ją ir toliau laikau. Pirmadienį galbūt net galima atidaryti dar iš tikrųjų pirkimų. Aišku, stopai turi būti čia, šiuo atveju kažkur tai, jeigu net nežinau. Įsivaizduoju tik tais pirkimus šioj poroj, tiek iš techninės pusės, tiek iš fundamentalios pusės. Ir dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad tenais, kur prekiaujama yra futuriais, galima atkreipti dėmesį, kad short pozicijų didėja ir didėja long pozicijų. Tai matom, kad daugiau shortina Kanados dolerį, tai vadinasi Amerikos doleris turėtų tuo atžvilgiu stiprėti. Ir čia, ir dar Open Interest išaugęs, būtent praeitą savaitę, tai vis tik tais manau, kad čia gali būti longai šitoj poroj. USD Kanados doleris. Ieškosiu tik tais long pozicijų. Toliau yra paskutinis variantas, iš tikrųjų tai yra New Zealand ir USD. Čia turėjau šortų aš, tai va čia šortų. Labai negražiai, manau, pasielgė vienas iš mano turimų brokerių, kur labai nusivyliau, esu ilgametis jų klientas ir dabar galutinai atsisakysiu sąskaitos pas juos. Tai labai supykau ir parašiau ir net nesugebėjau atrašyti, tai labai nusivyliau. Nes šitoj vietoj, kada buvo kaina, pas mane buvo štopai ir aš stopus norėjau truputėlį perkelt ir man tiesiog pusė dienos nedavė jų perkelt. Aš buvau iš tikrųjų šokiruotas, man buvo dar tokių dalykų nebuvę. Vieną kartą turėjau problemų su jais, bet truputėlį kitokių. Atsidarius per gepą kainai iš po savaitgalio, bet paskui tenai susitvarkiau viską ir ten jie man sumokėjo, kas buvo reikalinga. O šį kartą net nesugebėjau atrašyti, tai labai nusivyliau. Kalbam apie tai, kad dar ir dabar laikau šortus. Čia, aišku, aš čia gavau stop lossus, išmušė, paskui dar užsipirkau, išsipardaviau kitoj vietoje ir dabar dar laikau tos pačius šortus, kuriuos pardaviau antrą kartą. Čia yra didelis pasipriešinimas, dabar iš tikrųjų atsiprašau palaikymas, nes tikrai daug kartų kaina akumuliavosi būtent šitoj vietoj ir dabar ta kaina vėl čia sustojo, ar bus atšaukimas ar ne, nežinau. Horizontalus palaikymas, toksai tikrai stiprus, gan sakyčiau, bet
Žvelgiant iš kitos pusės, čia buvo žemiausia apačia, pirma korekcija ir antra korekcija. Tai pabandykim nubrėžti vieną liniją. Pamatysim, kad yra toks variantas, jeigu iš tikrųjų čia galimas toksai scenarijus, kad toks gal nelabai, čia jau aišku negalima brėžti taip kaip patogu, bet va šita vieta dabar tokia gan sakyčiau yra svarbi. Ir jeigu pirmadienį, tarkim, kaina užsidarytų kažkur tais čia, ar kažkur tai čia, iš tikrųjų galima bandyti vėl orientuotis, dar pardavinėti. Ir jeigu patikrins šitas žemiausias apačias, iš tikrųjų manau, kad prasidės agresyvus short. Bet dabar toksai yra laukimo tokia stadija, tai kas neturi pozicijų, gal geriau neatidarinėti, o kas turi, manau, reikėtų dar truputėlį jas laikyti. Stopai, aišku, yra už čia. Galbūt net už čia, netokį didelį, nes jeigu jau atšoks, tai atšoks ir važiuos, koreguosis kažkurį tai laikotarpį. Taigi, kas man buvo įdomiausia, apžvelgiau. O jei kas nors turit kitokių įžvalgų ir pastebėjimų, prašau, galite rašyti, skambinti arba tiesiog ateiti. Geros jums prekybos, geros jums ateinančios savaitės, būtinai valdykite riziką ir eikite tik tais su trendu.